Karo muziejaus čia. Matosi kryžiai, amžinoji ugnis čia žuvusiems. Pradėjo lietutis lyti, dabar ką tik išėjom iš po restorane pavalgėm kaviniai, tokioj kavinė ten. Vačiau, atsargiai nekiškit rankyčio, jo ugnelė, čia visiems žmonėms, žuvusiems už Lietuvos laisvę, va žuvusiems. Tai tas paminklas yra pastatytas 1900, nekišk, nelys negalima arti, nudegsi, Anabelytė čia gali nudegti, mes nežinom. Va, čia yra žuvusiems už Lietuvos laisvę šitas paminklas, o čia yra Karo muziejus, va. Nu, tuo eisim prie patrankų eisim. Eikit prie patrankų, o čia dabar dabiškai, va ta visa aikštė yra atrestauruota. Šaulių sąjungos kūrėjas, va. Mes iš tikrųjų užsilipsime ant patrankos ir mes galėsim... Ir liūtai ten yra, čia ir Karo muziejus. Nu, einam dabar, lietutis, geračių, einam takiukais, ateikit pro čia. Va, ta visa aikštė yra, ten dar vienas paminklas matosi. Va, ten dabar nesimato su angelas, sargas, su sparnais. Galėsim ant tų patrankos įsėsti. Va, patrankų ten prieisim, pasižiūrėsim. Va, čia yra Lietuva tėvynė mūsų, va, čia yra himno kūrėjas. Anabelytė, žiūrėk, kartais į pelkikę neįlip, o to Diego kelnytės, o teisingai atsilenk, į viršų atsilenk dabar, kol dar nesušlapai. Va, aš tau užmiršau užlenkti. Ir tu atsilenk, tau trumpesnis, aš paskui atlenksiu. Va, čia yra Karo muziejus, va, čia patrankos yra, Diegutis eina. Va, eisim, o į vidų, nu, patrankų yra, tai eisim, apžiūrėsim patrankas tas visas. Va, o čia viršui tas yra bokštas, va. Va, ten bokštas, ai, ten kažkas sucipė. Čia yra bokštas, čia varpai groja. Šeštadienį, sekmadienį varpai skamba labai gražiai. Va, čia fontanėlis, va. Čia yra Karo muziejus, čia parodė. Nu, gali ateit prie šito, pafilmuosiu dabar jį, matai koksai kareivėlis, matai vandenį čia, va. Va, čia į Kauno vieną iš aikščių. Va, ten, už tų žalumos, už tos gatvės, ten yra Laisvės alėja. Va, dar kartą apsisuku. O Diegučiui labiausiai įdomus čia. O Anabela nematėjai liūtai, va, žiūrėk, čia liūtai. Va, žiūrėkit liūtai, šitie liūtai yra atvežti iš Rietavo. Va, žiūrėkit kokie liūtai. Va, žiūrėk, šitie liūtai yra atvežti iš Rietavo. Va, matai, iš Oginskio dvaro dabar yra čia pastatyti. Va, kokie, matai, patranka čia. Matai, vau. Čia, Diegutė, čia yra įėjimas į muziejų, bet šiandien mes jau dabar nebeisim. Va. Važiuoji dar vienas liūtas, matai, Diegas, matai, kiek liūtų? Liūtą. Liūtę. Tu dabar galit nusimti gal kapišon. Gali būt dar su kapišonas, dar biškį nuo medžių nulašės, gerai, kad nebelyja jau. Biškį užėjo lietutis. Ir kodėl buvo patrankų? Nu, ką kariavo, kai buvo kariavo, čia yra senoviškos patrankos. Kur tu dabar, Diegutė, čia palipai? Va. Nu, ateikit, einam prie patrankų. Eikit čia prie patrankų, va. Prie patrankų? Va, o čia tankas kažkoksai. Tankas, o čia ta patranka. Eik ten, įsilipai į vandenį. O matai, čia vanduo, įpliauškė. Lip žemyną nebelykė. Eik ten, va. Aš jūsų, Diego, atsargiai ten šlapę. Atsargiai, Diegutė, važiuoju, atsargiai, per daug negali čia karstytis. Neužkris, nenukris ant tų geležių. Matai, kaip ten viską matai. Vau, atsargiai, pasirodėk, Diego. Vau, čia tave reikės ir nuotrauką padaryti abiejų. Palauk, tu nepaliksi, aš tave pakelsiu. Pabūk, Diego, aš nuotrauką tau padarysiu, dabar aš filmuoju, va, čia matosi. Va, čia kur varpai skamba, dabar šiandien be 15:03. Buvo patrankų. Nu, ką reikėjo kariauti. O čia pabūklas šitas. Pabūklas, matai, koks ilgas, čia veždavo jį. Atsargiai, Diego, ten slidu, dabar kaip alėja slidu. Žiūrėk, neužsigauks, žiūrėk, ką darai. Pabūlės sausa. Nu, vis tiek reikia atsargiai.
Dabar dar reiks atsargiau, nes čia geležiai yra, kad nesusidaužtų. Nu gerai.